Sveiki, mėly žiūrovai, atvykę į naujas serijas, kur darysime nesąmonės su automobiliu. Ne, juokauju, ne nesąmonės, o šiandien turime siuntą iš AliExpreso. Žinau, jūs tikėjotės, kad bus čia žiauriai šūstri kažkas. Ne, šiandien bus kol kas iš AliExpreso. Turim Audi A3 2016 metų automobilis. Ką šiandien darysiu? Tai turiu čia visokių nesąmonių prisipirkęs, paprastai sakant, kurias reikia uždėti ant automobilio. Parodysiu, ką aš čia turiu prisipirkęs. Tai jau turiu levelę tamsinimo, tai čia yra lempos tamsinti. Tada turiu čia tokius vamzdelius. Jie dedasi, kad šitą spliterį, tą lupytą laikytų. Parodysiu viską. Toliau turiu repą Shadow Lines persidaryti, nes irgi labai negražus. Ir turiu, nepakuosiu dabar, bet čia yra mirror capsai nauji. Tai šiek tiek kaip bemsas atrodys, tai pažiūrėsim, ar dėsim, ar nedėsim. Ir dar vidu jau sudėjau vieną daiktą, tai parodysiu jums jį dabar. Buvo dar vienas daiktas, kurį įsigijau, tai yra šitie karboniniai vent capsai. Ir kai aš juos pirkau, aš šiek tiek susimoviau, aš nepastebėjau, kad reklamoje jie yra pavaizduoti kitokiam tipui. Nu, būna dviejų tipų, bent jau kiek aš esu matęs. Pačios šitos angos būna dviejų tipų. Tai bėda su jais buvo, kad čia yra tokie įkirpimai, nežinau, įpjauta. Ir tie įpjovimai, jie netitinka, kaip yra pas mane čia šitose angose. Bet nieko, aš vis tiek uždėjau, vis tiek atrodo gerai, o čia jeigu kažkas labai norės prisiknist, tai prisiknis. O jeigu jau labai nepatiks, teks įsigyti naujus. Tai dabar einam prie tų detalių, kurių dar neinstaliavau. Tai pradėsim nuo tokių daiktų. Nuorodos bus aprašyme visų daiktų, ką čia pirkau, jeigu ką nors domintų. Jie dedasi dviem tipais, tai juos galima dėti arba su lipdukais dvipusiais, kurie yra, arba galima gręžti į automobilį. Tai aš gręžti nenoriu, jie labai daug ko man nepridės, jeigu aš pragręšiu, tai tiesiog klyjuosiu su dvipusė lipnia juosta, kuri jau čia yra uždėta, tai dabar reikia tik tai atsimatuoti maždaug kaip atrodo. Automobilis šiek tiek nešvarus, bet jie dedasi maždaug, aš vieną ranką pabandysiu. Ta prasme, mano planas juos yra dėti maždaug kažkaip šitaip, kažkaip taip. Dabar einam nusivalyti šiek tiek bamperį, nes kai neklyjuosi prie purvino tokio. Nespėjau, žinokit, automobilio nusiplauti, atsiprašau, tikrai visų labai didelė eilė buvo, hebra. Taip, kurį čia pirmiau klyjuoti, abu vienu metu turbūt reikia klyjuoti. Nes jeigu vieną užklyjuosiu, kitas netiks. Čia taip stovi, čia stovis taip. Šitas daug gulsčiau stovi negu tas toks status. Tai kas jeigu dabar, jeigu jos abu maždaug perkelt čia ir tą dar pasukti ir būtų taip įstrižai stovėti. Noriu pakeisti, bet taip prilipo tas lipdukas, kad dabar nuo mašinos nuimti taip dažą nulupsiu, o nuo spliterio nuimti spliterį nulaušiu. Tai kol kas paliksiu taip. Kitas daiktas yra tokie karboniniai mirror capsai. Tai nežinau, kaip bembas atrodo. Ir kame esmė? Jis atrodo taip ant automobilio. Kame esmė dabar? Aš tai galvojau, kad jisai yra, kad jisai keičia šitą daiktą. Patį mirror caps šitą juodą pakeičiau ir uždėsiu šitą. Ne, jis yra coveris, tai reiškia, jisai dedasi ant viršaus. Tada gaunas toks iš apačios, matot, tarpas. Ir čia irgi viršui tarpas, nežinau. Dabar galvoju. Jau čia bandom dėti, jie irgi su dvipusė lipnia juosta dedasi. Iš toli taip atrodo. Nežinau. Pasakykit, žiūrėkit, nubalsuokit komentaruose, tinka ar netinka. Ir dabar taip.
Dar tikiu, kad gali kilti klausimas, ar užsilenkia veidrodėlį, tai atsakymas taip, jokių problemų nekyla. Veidrodėliai kuo puikiausiai atsilenkia ir užsilenkia. Tai sveiki sugrįžę į video. Aš jį pamiršau 2 mėnesiams, bet šiandien turiu tarnų. Parodyk tarnus. Ir operatorių. Ir šiandien tęsiam darbus. Tai šiandien darysim shadow line'us. Ir jeigu šitas šašlykinės kūrėjas sugalvos, tai gal ir lempas tamsinsim. Bet realiai pirmą tai shadow line'us darom. Tai ką pirmą darau? Tai pirmą nusilupam šitą juodą levelę, kad tai būtų, ir tada klijuosim. Tai va, kaip atrodo mašina be shadow line'ų. Mes nusprendėm šašlyką dar kepti. Va, jau vieną turiu apklijavęs seniau, tai va bus iš naujo. O dabar va turiu. Sprendimas po darbo yra toks, kad perklijavau už vieną, antrą. Bet sprendimas yra toks, kad vis dėlto bus samdomi žmonės, kurie daro tai profesionaliai, nes mes nesugebam. Tai mes einam šašlyką kepti. Aš manau, lempų irgi netamsinsiu. Todėl nes technikinę prarasiu. Taigi mūsų shadow line'ų klijavimasis baigėsi. Mes dabar kepam mėsytę ir visą kitą. Padarom pauzę. Paaiškinsiu visus sprendimus, kuriuos priėmiau. Tai beklijuojant tuos shadow line'us, tas chrominės detalės, vis tiek tai ten, kur nors išlįsdavo tos sidabrinės spalva. Todėl nusprendžiau, kad ieškosiu, kur daro profesionaliai, kur gerai klijuoja tą juodą plėvelę ant tų detalių ir vešiu tenais, kad man padarytų, nes jie padarys taip, kaip man tinka ir taip, kaip aš noriu. Toliau nusprendžiau taip pat netamsinti ir galinių lempų, nes neduok dieve, kažkas atsitrenks į mane ir iškils tokia situacija. Pažiūrėk, pasičia pritamsintos lempos, tai dėl to ir atsimušiau. Jisai čia kaltas. Netvarkinga transporto priemonė. Su savo tom nesąmonėm jaunimas čia. Tai va, būtent tokio dalyko aš noriu išvengti, o jau nauja siunta su naujomis dalimis, šį kartą ne iš AliExpreso, jau keliauja pas mane ir tikiuosi naujas video jau bus netrukus. Pafilmuok mane, aš noriu atsisveikinti su savo žiūrovais. Taigi, mėly žiūrovai, aš žinau, kad jūs nuvyliau su šito video, bet norėjau padėkoti, kad žiūrėjot ir laukite naujos serijos. Ačiū, iki kito karto. Subscribe.